Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie laipsnius su vienodais rodikliais ir išsiaiškinsime dvi savybės. Pažiūrėkime į lentą. Lentoje prirašyta yra labai nemažai laipsnių, bet visi jie turi vieną bendrą požymį. Tai yra jų rodiklis visų yra 13. Taigi šiandien ir kalbėsime būtent apie tokius laipsnius, kurių pagrindai skirtingi, matom ir 2, ir 7, ir 10, o laipsnio rodikliai vienodi. Konkrečiai lentoje visur rodikliai yra 13. Bet prieš pradedant aiškintis dvi nuostabias savybės, noriu priminti, kad jūs labai gerai žinote savybės laipsnių su vienodais pagrindais. Ne rodikliais, o pagrindais. Jūs žinote, kad jeigu norit sudauginti du laipsnius su vienodais pagrindais, tai pagrindą reikia perrašyti, o laipsnio rodikliukus sudėti. Jeigu norite laipsnius su vienodais pagrindais padalinti, tai jums pakanka pagrindą perrašyti, o laipsnio rodikliukus atimti. Šias dvi savybės mokiniai labai paprastai įsimena ir taiko. Deja, apie kurias kalbėsime šiandien, kažkodėl tai sunkiau kalba ir sunkiau sprendžia, bet aš labai norėčiau, kad po šios pamokos ir kitos dvi, kurias parodysiu savybės, jums tikrai patiktų ir kad jūs jas įsimintumėte. Taigi, įsivaizduokime, kad mums reikia padauginti du laipsnius, kurių pagrindai, kaip matote, jau parašiau, yra skirtingi, tačiau rodikliai yra vienodi. Kaip aš galiu tuomet elgtis? Čia lyg ir turiu du dauginamuosius, ar ne, pakeltus tokiu pačiu laipsniu, o aš galiu pirmiausia surasti tų dviejų pagrindų sandaugą, tai yra sudauginti a su b, ir tada jau sandaugą pakelti tuo m-tuoju laipsniu. Lygiai analogiškai galiu elgtis dalyboje. Jeigu aš turiu du laipsnius su vienodais rodikliais, bet su skirtingais pagrindais ir noriu juos padalinti, aš galiu padalinti laipsnių pagrindus ir gautą dalmenį pakelti, pakelti tuo bendruoju laipsniu m. Dar kartą, šios dvi savybės yra taikomos tada, kai laipsnio rodikliai yra vienodi, o prieš tai dvi savybės užrašytos yra taikomos tada, kai laipsnio pagrindai yra vienodi. Toks šioks toks skirtumukas. Štai pirmasis pavyzdys. Tarkime, mums reikia 6/5 padalinti iš 3/5. 6/5 su skaičiuotuvu pakeltumėte nesunkiai, mintinai jau turėtumėte nemenkų problemėlių. Iš tiesų 6x6x6x6x6x6 5 kartus sudauginti šešetą pakankamas darbas, taip? Todėl siūlau pažiūrėti šitą uždavinį atidžiai ir tikrai pastebėsite, kad laipsnių rodikliukai yra lygiai tokie patys, todėl nebūtina 6 kelti 5, vėliau 3 kelti 5 ir padalinti, o galima iš karto 6 padalinti iš 3 ir gautą dalmenį pakelti 5. Žiūrėkite, 6 dalinant iš 3 skaičius sumažėjo, liko tik 2/5, o 2/5 pakelti jau iš tiesų ir mintinai tikrai nesukelia jokių problemų. Štai kaip gražiai pritaikėme savybėlę. Dar vienas pavyzdukas. 11/20 padauginta 2/20 ir padalinta 22/20. Tikrai 11/20 nei vienas iš jūsų nenorės kelti, todėl pažiūrėkime į šią užduotėlę ir pritaikykime vienodų rodiklių savybę. Visur rodikliai yra 20. Todėl mes tą 20 galėsime uždėti ant. Kitaip sakant, tą rodikliuką užrašyti ant 11 ir 2 sandaugos padalintos iš 22. Tai yra štai ėmiau šitus pagrindus ir 11 kart 2 dalinta iš 22 ir iš ant gauto šito veiksmo rezultato užrašiau 20 laipsniaus rodiklį. Skliausteliuose skaičiuojasi labai paprastai, gaunam 1/20, kas nesunkiai leidžia mums pasakyti atsakymą, kad šio veiksmo atsakymas yra 1. Priminsiu, kad vienetą keliant bet kokiu laipsniu visada gauname vienetą. Štai kaip gražiai
rodiklių savybė padėjo išspręsti pakankamai iš pirmo žvilgsnio nenormaliai atrodantį uždavinį. Dar vienas pavyzdėlis. 2 pakelta 2012 padauginta iš 0,5 pakelta 2012. Jeigu 6 ar 11 dar gali kas nors ryžtis kelti, tai 2012 laipsnių iš tiesų niekas nesiryš pakelti skaičiaus. Koks jis bebūtų, ar 2 toks nedidelis, ar dar mažesnis pusė, vis tiek kelti 2,12 yra, be žodžių, nekomentuosiu net šios situacijos. Todėl čia reikia pastebėti, kad laipsnio rodikliai yra vienodi, vadinasi, aš galiu pirmiausia sudauginti laipsnio pagrindus ir tada tą sandaugą pakelti 2012 laipsnių ir kaip matome 2012 laipsnių man reikia pakelti vienetą, kas man nesudaro jokių problemų. Kaip gražiai veikia iš tikrųjų vienodų laipsnio rodiklių savybės. Taigi dar kartą norėčiau jas priminti. Jeigu laipsnius turime su skirtingais pagrindais, bet vienodais rodikliais ir norime juos sudauginti, tai galime tuo laipsniu pakelti jau sandaugą. Ir lygiai taip pat, jeigu laipsnius su vienodais rodikliais, bet skirtingais pagrindais norime padalinti, tai galime tuo laipsnio rodikliuku pakelti iš karto dalmenį. Puikios dvi savybės ir uždaviniai su šiomis savybėmis yra išties labai gražūs, bet skaičiuojami labai lengvai, nors sąlyga atrodo visada pakankamai sudėtinga. Taigi šiai pamokai tiek, visiems sakau iki ir ko gero dar pasimatysime. Sėkmės sprendžiant.